Sveiki, mano vardas Aina ir šiame video profesorius Gediminas Navaitis papasakos, iš kur atsiranda stresas mūsų gyvenime. Išgirsite net 6 svarbius dalykus, kurių neišgirsite nei psichologo, nei psichiatro kabinete. Paaiškinsime, kokie yra fiziologiniai ir emociniai streso ženklai, bei kaip juos lengvai atpažinti, kad galėtumėte kontroliuoti streso lygį savo kūne. Sužinosite, ar stresas gali būti naudingas. Atskleisime, kodėl žmonės kartais tyčia sąmoningai ieško stresinių situacijų. Taip pat aptarsime egzistencinio streso konceptą, kodėl jis taip paplitęs šiuolaikiniame pasaulyje ir kaip tai gali skatinti priklausomybių vystymąsi. Taip pat išmoksite atpažinti žmonių psichologinius žaidimus ir sužinosite, kaip iš jų ištrūkti. Na ir galiausiai psichologas pasidalins veiksmingomis technikomis, kurias galite pritaikyti jau dabar, norėdami tapti atsparesni stresui, taikant paprastus, bet neįprastus metodus. O jeigu jau dabar norite sužinoti, kaip DASATA, darbo saugos e-sistema padeda stiprinti komunikaciją tarp darbuotojų, išvengiant krūvos popierizmo, šio video aprašyme paliekame jums nuorodą. Spauskite ir sužinokite, kaip galite sumažinti streso lygį savo darbuotojams, suteikiant jiems galimybę mokytis savu tempu, kadangi DASAToje yra savitarnos modulis, leidžiantis tai atlikti kur kas efektyviau. O dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, tai padėsite YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį profesoriui Gediminui Navaičiui. Iš kokių galbūt požymių suprasti, kad tas stresas jau yra, ne šiaip stresas, ne šiaip kažkokia stresinė įtampa, bet jau peržengia tas ribas ir jau reikėtų kažko imtis. Nereikėtų streso suprasti vien kaip blogio. Todėl, kad tam tikras nerimas mums reikalingas. Paprasta paaiškinti. Iš pradžių pajuokausiu, kad prisiminkit, Agne, kaip jūs ėjote į pasimatymą. Ir kokia prasmė iš to pasimatymo, jeigu jums visai vienodai, ir jis ateis ar neateis, ir kas toliau bus. Šalia šito galime pagalvoti, pavyzdžiui, ir apie sportininką. Ką jisai pasieks, jeigu jam tas pats. Jis bus pirmas, paskutinis ar iš vis nebaigs distancijos. Vadinasi, šiek tiek streso mums reikia, kad gyvenimas nebūtų pilkas, nuobodus, nes toksai gyvenimas emociškai irgi žalingas. Dabar kaip įsivaizduoti tas ribas? Pirmiausiai, kiekvieno žmogaus ribos šiek tiek skiriasi. Vienam, pavyzdžiui, vadybos srityje. Kokiam patyrusiam vadybininkui gali būti užduotis, tai iš vis menkutė, jisai ją įspręs per 15 minučių. O įsivaizduokim, ką tik pradėjęs dirbti žmogus, jam tai gali būti labai didelė problema. Taip griežtai pasakyti, kad štai šitas stresas jau yra blogai, o šitas gerai, o šitas dar nieko, sunku. Tačiau yra streso požymiai. Tai tie požymiai reiškiasi pačiose įvairiausiose srityse. Jau vienus minėjau fiziologinius požymius. Pulso pasikeitimas, nes pasirinkimas, grįžtų prie jūsų pirmo klausimo, kovoti ar bėgti. Visais atvejais turi pasikeisti organizmo tonusas. Raumenys įtempti, kvėpavimas pasikeiti, tai turėtų būti iškrova. Gerai, o kokios gali būti iškrovos? Galim kovoti, bet kartais, pavyzdžiui, mus sunervino valdžia. Ten labai nedaug žmonių daužo Seimo langus ar mėto akmenis. O kaip visiems kitiems išsikrauti? Galima sportuoti. Vėlgi nedaug žmonių pasirenka šitą turbūt geriausią būdą. Tada kas lieka? Išsikeikti, truputį padeda, taurelę išgerti. Vardinu, jau jaučiate netikusius būdus. Ir svarbiausiai nelabai efektyvius būdus. Tada, jeigu jie nuolat, reiškiasi, jie veikia žmogaus organizmą. Įtampos,
o jos susijusios su cholesterolio padidėjimu kraujuje, panašiais kitais reiškiniais. Pažvelkime ne tik į fiziologinius pokyčius, galim kalbėti apie emocijas. Jeigu kas nors iš tų, kurie dabar mus žiūri, mano, kad yra pats blogiausias, kad nieko nesugeba, kad visi kiti už jį išmintingesni arba gražesni, tai veikiausiai jau pereita tą priimtiną streso ribą. Nes vėlgi atkreipkite dėmesį, jeigu jis mano, kad jam reikėtų, arba jinai, kad reikėtų, pavyzdžiui, pasitobulinti anglų kalboje, nes, sakysim, bendradarbė ar bendradarbis geriau kalba. Tai šitoks stresas skatina tobulėjimą. Na ir dar paminėčiau, apie tai sąlyginai mažai kalbama, bet visgi 5 procentai neurozių yra taip vadinami, 5 procentai, kaip suprantat, nėra daug, bet tai vis tiek 1 iš 20. Tai yra taip vadinamos noogeninės neurozės. Dėl gyvenimo prasmės trūkumo, dėl nesuvokimo, koks mūsų santykis su Dievu, su gamta, su tėvyne, su tauta, su daugybė tokių tarsi apibendrintų dalykų. Paprastai paauglystėje jau kažką šitoje srityje žmonės sprendžia, bet kai kuriems tai yra neįspręstas klausimas iki gilios senatvės. Stresoriumi gali būti bet kas, jeigu tas bet kas peržengia tam tikras ribas. Pataisykit, ar tiesa, kad iš tikrųjų žmonės, bent jau dalis žmonių, kažkaip sąmoningai arba nesąmoningai siekia streso. Ten vieni žiūri kažkokius siaubo filmus, kiti ieško kažkokių pavojingų veiklų, pasisemtų to adrenalino, tokių azartiškų veiklų, tam, kad kažkaip save, nežinau, ar čia tiktų tas žodis pakankintų, bet, sukeltų savo tą stresą, tokią stresinę įtampą. Kodėl taip nutinka? Manyčiau, aišku, negalima atsakyti, kad tai bus visiems. Bet jeigu išskirti kažkokią grupę žmonių, kurie panašiai elgiasi, tai jie jau patiria stresą ir patiria jį dažniausiai, kaip minėjau, egzistencinį stresą, nežino, dėl ko jie gyvena. Tai tokiu atveju, tai yra aprašyta literatūroje, kad jie pradeda elgtis pagal taip vadinamą neurotinę triadą. Tai jie tampa narkomanais, plačiaja to žodžio prasme. Jie gali būti priklausomi nuo daugelio dalykų, ne tik nuo narkotikų ar alkoholio, bet, sakysim, ir nuo interneto, ar dar kažkokių tai ekstremalių išgyvenimų. Jiems reikia ypatingų adrenalininių išgyvenimų, kad pajusti, kad jie iš tikrųjų gyvena. Toliau jiems yra būdinga laikas nuo laiko prislėgtos nuotaikos, gal net ir, sakyčiau, depresija, ir taip pat laikas nuo laiko agresija, agresyvus elgesys su kitais. Mūsų charakteris formuojasi, kaip sakoma, vaikystėje, kūdikystėje, net ir tose mamos įsčiose, jau pradeda formuotis galbūt mūsų būdas ar kažkokios charakterio savybės. O kaip su tom streso įvykom, kaip tas atsiranda mumise, kaip išsivysto tas atsparumas? Tada aš neatsitiktinai kalbėjau apie labai skirtingus stresorius. Todėl bendro atsakymo apie streso valdymą kaip ir nebus, nes turime kalbėti apie skirtingas sritis, kad aiškiau būtų. Jeigu dabar visiems, kurie žiūri mūsų laidą, galiausiai ir jums arba man, reikėtų bėgti maratoną. Jaučiate, kad tai mums visiems būtų ypatingas stresas, tai yra fizinis stresas ir dar manyčiau, kad turbūt, sakyčiau, pusė, o jeigu ne daugiau, tikriausiai daugiau, mūsų jo tiesiog nesugebėtų nubėgti. Yra žmonės, kurie ne tik kaip profesionalūs sportininkai, bet ir keistokai gal kitiems skambės, savo malonumui bėgioja.
ir nubėga tas distancijas. Tai jie kaip ir užsigrūdino, pasiruošė, įgijo gebėjimą įveikti tam tikrą fizinį stresą. O mesgi visgi kalbame daugiau apibendrintai apie įvairiausias streso formas. Tai jas padėtų įveikti fizinis aktyvumas, mankšta kasdieną, kas antrą dieną į sporto klubą arba bent pabėgioti gamtoje, o dar geriau į baseiną. Jas taip pat padėtų įveikti sveikas gyvenimo būdas, vietoj viso pakelio cigarečių viena prie kavos, mažiau riebios kiaulienos ir degtinėlės, o daugiau viduržemio jūros dietos ir gal taurė sauso vyno. Tai visus šitos dalykus esu įsitikinęs klausytojai, žiūrovai žino ir patys. Todėl gal mes šiandien kalbėkime daugiau apie psichologinės aplinkybės, bet nepamirškime ir šitų. Nes labai sunku reguliuoti stresą, jeigu nėra tam atitinkamo fizinio pasirengimo ir fizinių sąlygų. Neatsitiktinai sakiau, kad psichika ir kūnas vienas nuo kito neatskiriami. Bet apie sprendimus, apie tai, kaip reguliuoti stresą, galime kalbėti ir psichologiniais aspektais. Tai pirmas santykiai su kitais, o antras sunkesnis santykiai su savimi ir poveikis savo. Tai gal nuo lengvesnio pradėkime. Čia reikėtų skirti, kas mums kelia, kokie santykiai kelia stresą. Ar tai yra artimi žmonės, pavyzdžiui, šeimoje, vaikai, sutuoktinė, tėvai ir kiti. Šita problema jau turėtų būti visai kitaip nagrinėjama. Čia neužteks kokių nors paprastų patarimų. Bet nes juos visi žinome. Žmoną mylėti, vyrą gerbti ir juo rūpintis, vaikus ugdyti. Bet kaip tai konkrečiai padaryti, tai jau tenka labai detaliai nagrinėti šeimos psichologiją. Todėl kalbu apie kitus. Apie, pavyzdžiui, darbinius santykius, bet vėlgi ne su kolegomis, o su klientais, kuris atėjo, išėjo, apie tuos santykius, kada tie žmonės nėra ypatingai svarbus, bet vis tiek ir neužima nuolatinės vietos mūsų gyvenime, bet gali sėkmingai sugadinti mums nuotaiką. Įsivaizduokit sąlyginai paprastą situaciją, bet ją verta paanalizuoti. Anksčiau vėliau ateis kalėdos, ar ne? Ir jūs atėjote į kalėdų vakarėlį. Galite įsivaizduoti. Čia prieina kokia nors bendradarbė iš gretimo padalinio, kurią jūs matote, sakysim, kartą per pusmetį ir sako jums, vaja, kas atsitiko, kodėl jūs taip istorėjot? Ką atsakysim? Turbūt, nesunku būtų ir net ir atsakyti, nutilčiau. Blogai jausitės? Taip, tikrai nemalonu. Jeigu gal ką nors atsakytumėt, gal geriau pasijustumėt? Turbūt galima būtų atgal kažką mestelt, pati kažką negeriau atrodai. Vienas variantas, jeigu truputį pafantazuotumėt, koks dar yra variantas. Vieną jūs pasielgėt, pavadinkim, agresyviai. Jūs ją užsipuolėte. Galbūt yra kitas, dar koks nors būdas? Tai ir pasakyti, kas nutiko, kad tu čia mane puoli? Tai vis tiek, tai jau truputį geriau. Kai kurie žmonės, kodėl šitą sąlyginai paprastą situaciją pasiūliau paanalizuoti, nes kiekvienas galėjo įsivaizduoti, ką jis atsakys. Arba, išdidžiai tylės, atkirs, ką nors tu pati kiaulė pasakys, arba bandys juokauti. Paversti juokais. Su juokais kas atsitinka? Geriausia visgi juokelį kitą rytą sugalvosite, jau daug laiko bus praėję. Vėlgi, kas svarbu, kad žmogus tarsi negalvodamas nieko, įsitraukia į svetimą žaidimą. Reikėtų tą žaidimą suprasti, jūs jau beveik teisingai uždavėt klausimą,
kodėl tu man tai sakai, ar nori pasakyti man ką nors nemalonaus. Nu, toliau, lengva įsivaizduoti, kas toliau bus. Nu, labai reta, kas pasakys, taip, norėjau tau pasakyti kažką nemalonaus ir tave įžeisti. Tokiu atveju, kaip ir viską žinote, kaip reaguoti ir tai jau tai beveik streso nekelia. O jeigu, kaip sakiau, pasitikslino, tai prasidės, nu, tai nenorėjau, tai netaip mane supratai, tai jau kita pusė aiškinsis. Tegu supaprastintai šitą papasako, aišku, pavyzdžiai yra visada tam tikras supaprastinimas. Bet esmė kokia, kad žmonės labai dažnai įsitraukia į svetimus žaidimus, psichologinius žaidimus. Tai prieš juos įsitraukiant, jie tiesiog automatiškai įsitraukia. Jie pajuokavus, jie matė daugybę kino filmų, kada vaikinas kažką vos sugebės pasakyti, o ne jau jam kaip atsakys, tai jis tiesiog išklumpių ir išvers. Bet gyvenimas ne kino filmas, jisai mūsų nefilmuoja kiekvieną akimirką. Todėl labai svarbu neįsitraukti į svetimus žaidimus. O kaip čia reikėtų ką sakyti? Tai čia netaip svarbu tie žodžiai, bet esmė yra tokia, kad įsiaiškinti, ko tu nori, ar tu čia norėjai man ką nors įkasti, nu tai tada nėra ko ir žaisti. Nes viso žaidimo esmė ir yra, kad negalėtumėte atsakyti taip kaip norėtumėte, o turite atsakinėti panašiai, kaip pageidauja tas primetantis žaidimą. Nu, kadangi galbūt dar ne visi pajuto, kas yra psichologinis žaidimas, tai įsivaizduokite, Agne, tokią situaciją. Dabar štai čia. Kavos puodeliai ir 5 jūsų draugės. Įsivaizdavote. Nu ir trumpai pabūsite man pat brangiausias žmogus. Faktas, kurį aš dabar pasakoju, yra teisingas. Bet mums ne faktas rūpi, o visa, kas įlydi. Pasakojimas mano toksai. Aš kreipiuosi į jūsų draugės ir sakau, jūs tiesiog neįsivaizduojate, kokia mano brangioji, paglosčiau jūs, vėpla. Vakar nupirkau puodelių, šiandien jau vienas sudaužytas. Ką atsakysit? Jūs čia sakot prie manęs, ar ne? Taip, žinoma. Savo brangiosios. Taip. Jūsų užduotis, nutraukite šitą kalbėjimą. Nutraukti šitą žaidimą? Taip, nutraukit, kad pamėginkit, sakykit, net sukdama galvos, nes jau laikas eina. Ojojoj. O tai gerai, brangioji, gerai, kad tu tyli ir akių nedraskai, nes mes visi žinome, kad tavo galvelė silpna ir pasakytų neturi ką. Būta čia tų puodelių, nežinau. Vat, jau dabar net pasimečiau ir tikrai kažkaip neįsivaizduočiau tokios situacijos, kad... Reiškia, kodėl, pasvarstykim, kodėl pasimetėt. Vienu metu dariau 2 pranešimus. Aš jūs vadinu brangiaja, kaip ir gerai. Ir po to aš jūs visaip negražiai pravardžiuoju. Ir jūs nežinote, į kurį reaguoti. Ir ką tada, ką gauna toksai žaidėjas, kad jūs sėdit, gailiai šypsotės, o jisai gauna pranašumo jausmą. Tai kaip pavyzdys manipuliacinio psichologinio žaidimo, kuriuo aš jums ir galiu ir daugiau papasakoti. Jų tų žaidimų regis apie virš 90 aprašyta. Tai kaip šitoj situacijoje reaguoti ir kaip nutraukti tą? Šitoj susikeiskim vietomis, įsivaizduokit, kad jūs tą patį pasakojat. Mano atsakymas, gerai, nori pasakoti apie mane draugėms anekdotus, pasakok, bet tada nevadink manęs brangiuoju. Ir jaučiate, kad visai kitas pokalbis. Nes jeigu jūs pasakosit, koks aš nevykėlis ir kiek aš visko sudaužiau, tai yra vienas pasakojimas. Ir tada aš galiu ginčytis, galiu nekreipti dėmesio, galiu ir prieštarauti, tai yra visai kitas pokalbis. Tai kokia praktinė nauda iš šito, ką dabar kalbu? Kad aišku, kiekvieno, kuris mūsų klausosi, kiekvienam mes neatsakysime į
jo asmeninius klausimus. Taip pat visų psichologinių žaidimų, tų manipuliacinių žaidimų neišanalizuosim. Bet 99 ir dar 90%, kurie mūsų susitikime, jie nesusidurs su teoriškai pasiruošusiu manipuliatoriumi. Svarbu, kad visuose šituose mano minėtuose atvejuose, ir jų, kaip sakiau, gali būti dar daug įvairių, jūs susidurėt su žmogumi, kenksmingu žmogumi, kuris nori pasijusti geriau, aukštindamas save ir žemindamas jūs. Jeigu norite, gerai, nusibūkite, priimkite tą jo poziciją, jeigu jums patinka, nepatinka. Bet nepatinka, tai tada išardykite tą žaidimą. Bet svarbu, kad jeigu nuolat juose dalyvausite, tai galiausiai stresą ir pajusite ir tokį, kurį sunku bus suvaldyti. Kokios dar strategijos svarbios, kad ir padidinti tą psichologinį atsparumą ir sumažinti stresą, tą atsipalaidavimo? Dar man regis yra labai svarbu nuspręsti, ar sprendžiame problemą, ar mažiname stresą. Na, kad vėlgi aiškiau būtų šitas apibendrintas teiginys, aiškesnis būtų, tai tiesiog įsivaizduokite, kad jūsų batevinukas. Taip, aš galiu jūs mokyti relaksacijos, kvėpavimo pratimų, atsipalaidavimo, bet vinukas ten yra. Vadinasi, mano mokymai galbūt ir veiks. Ir netgi tikiu, kad veiks, bet kiek laiko jie veiks. Sprendimas kažką daryti su tuo vinuku. Tai labai svarbu apsispręsti, su kuo mes susidūrėme. Su situacija, kurią reikia suvaldyti ir priimti sprendimus ir juos įvykdyti. Ar su situacija, kurioje reikia atsipalaiduoti, nusiraminti, kitaip pažvelgti į aplinkybės ir panašiai. Aš tiesiog siūlyčiau tokį kaip ir 4 langų kvadratėlį. Yra įvykiai, kurie nuo mūsų nepriklauso. Jie gali būti labai svarbus ir gali būti mažai svarbus. Tai jeigu tai mažai svarbus įvykis, nuo mūsų nepriklausantis. Pavyzdžiui, lietus, kai mes norėjom pasivaikščioti. Ar jūs pyksite ar nepyksite, lietus lyja. Tai yra jūsų valdymo sritis, bet valdymas yra jūsų nuotaika. Gal užsiimkit ko nors kitų. Yra svarbus įvykiai, kurie irgi nuo mūsų nepriklauso. Kartais džiugus, kartais priešingai, bet jie nuo mūsų nepriklauso. Yra nesvarbus įvykiai ir nuo mūsų nepriklausantis. Tai ką čia dėl jų galvą sukti. Yra nesvarbus ir nuo mūsų priklausantis. Tai kai taip suskirstėme, tai galime matyti, kur mes turime galimybės kažką keisti. O kartais tiesiog gyvenimą reikia priimti tokį, koks jis yra, nes pakeisti nieko negalime. Čia jau kalbame apie visai kitus dalykus, apie susitaikymą su aplinkiniais, su pačiu savimi, su aplinkybėmis, o ne apie tai, kad kas kartais, sakysim, netektis. Be abejo didelis stresas, bet ar galime ką nors pakeisti? Pačiame įvykyje. Galime pakeisti savo reagavime jį. Tačiau pagalvokite dar apie tai, kad grįžtų prie pavyzdžio su netektim. Ar sakysite, šiandien palaidojau artimą žmogų, norėčiau vakare nueiti pasilinksminti. Padarykite ką nors, kad nebejausčiau streso. Jaučiat, kad toksai prašymas, kiek keistokas. Kad kai ką reikia išgyventi. Negalima gyvenimo konstruoti taip, kad dalis patirčių atsidurtų už gyvenimo rėmų. Kartais tos patirtys skaudžios, bet jos egzistuoja. Jų pilnai atsisakyti negalima. Įvairūs autotreningo pratimai.
arba progresyviosios relaksacijos. Norėčiau gundyti, pasimokyti autotreningo, bet tam tikrai reikia daugiau laiko. Galima kai kuriuos supaprastintus pratimus padaryti. Vienas iš supaprastintų pratimų, pakankamai efektyvus, gerai veikiantis, tai dabar nedarysime, bet tiesiog nupasakosiu, turėsit, manau, galimybę padaryti. Škai atsigulate, pasidedat ką nors labai neaukšto po galvą ir įtempėte visus kūno raumenis, visus kojas, rankas ir po to iškvepiant, būtinai iškvepiant, staigiai atpalaiduojat. O toliau tiesiog švelniai užsimerkus nusišypsote, po to šypseną pamėginate įsivaizduoti ir po to bandote tą šypseną, o čia linksmiausiai skamba, stumti į visą kūną ir nusišypsoti visų kūnų. Pagalvokit, kaip įdomu nusišypsoti kojomis. Sunkiai padaroma, bet darykite, nes čia esmė yra darime. Ko ne geriausias būdas, apibendrintas būdas įveikti stresą, tai tiesiog būti laimingu. Ir pirmiausiai atkreipdėmėsi į savybės, kuriomis pasižymi laimingi žmonės. Tai jie yra atviri naujovėms. Jie sutinka išbandyti. Tai nereiškia, kad jie taip ir darys visą laiką, bet jie daug labiau negu kiti sutinka pabandyti. Dažniausiai tai visgi yra ekstravertai, tai žmonės, kurie domisi aplinką. Atvirumas naujovėms susijęs su domėjimusi aplinką. Dar vienas labai svarbus požymis, aš apie jį daug kartų kalbėjau, tik neapibendrinau, tai yra adekvatus savęs vertinimas. Visi gana lengvai nupasakos, kas yra nužemintas savęs vertinimas, apie jį užsiminiau. Visi apibūdins, kas yra užaukštintas savęs vertinimas. Bet atsakyti, kas yra adekvatus savęs vertinimas, kartais būna sunkiau, bandoma kalbėti, kad pagal nuopelnus, pagal dar kažką tai, o kaip juos išmatuosim? Kaip jūs pamatuosite, reiškia, kad jūs geriau kepat pyragą, o aš geriau įkalu vynį? O kuris čia dabar šitų, reiškia, nuopelnų yra... Kuris svarbesnis, o jeigu svarbesnis, tai kiek procentų? Beviltiškas reikalas. O adekvatus savęs vertinimas iš tikrųjų yra, kada kalbu sėdamas tai su stresu, yra ganėtinai paprastas dalykas. Aš nemanau, kad esu už jūs blogesnis. Bet aš ir nemanau, kad aš esu už jūs geresnis kaip žmogus. Prieš įstatymus, prieš Dievą mes abu lygus. Ir tada man labai lengva pripažinti, kad pyragus jūs kepat geriau, bet jūs pripažinkit, kad aš bulves kutu geriau. Ir tiek. Kad jūs turit savo privalumą, aš turiu savo. Bet visumoje, kaip žmonės, mes lygus. Ir ką aš kalbėjau apie tas pozicijas, tikiuosi dar prisimena žiūrovai, tai kaip tik adekvatus vertinimas ir užtikrina, kad nenusižeminimas ir ne per didelis nosies užrėtimas ir užtikrina, kad su žmonėmis galima daugmaž normaliai bendrauti. Taip pat pageidautina, ką jau minėjom, kad fizinis aktyvumas, priklausomybių kontrolė, ne pernelyg daug kokios nors priklausomybės, kasdieniniai tam tikri džiaugsmai. Klausimas labai paprastas, bet svarbus. Ką nors malonaus vakar patyrėte, galit neatsakyti, bet jeigu atsakysi, nežinau nieko, tada klausiu, o už vakar, ir jeigu paaiškės, kad visą savaitę nieko malonaus nepatyrėte. Blogai? Pradžiuginkit save nors ko nors. Ir nemažiau dar svarbus dalykas – ilgalaikis tikslas.
kad galėtumėt atsakyti, per šiuo artimiausius 5 metus norėčiau pasiekti tą ir tą. Ir šiais metais prie to šiek tiek priartėjau. Gal pasieksiu ne per 5, o jeigu labai pasiseks per 3, nepasiseks per 7, bet žinau, ko noriu šalia viso kito. Tai tikiuosi, kad tie pratimai, dalykai, apie kuriuos kalbėjom, buvo jums įdomus, naudingi ir toliau su tuo dirbsite ir pasinaudosite tais patarimais. Dėkui profesoriui Gediminui Navaičiui ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje bei palikti komentarą ir pasidalinti, kokius būdus stresui sumažinti naudojate jūs. Na ir kaip minėjau anksčiau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ją ir sužinokite, kaip darbo saugos specialistai ir personalo vadovai sutaupo marias laiko, kurį verčiau gali skirti streso problemoms darbovietėje spręsti. Ir jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta daugiau nei 80 panašių video edukacijų. Dėkui ir iki pasimatymo.